pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti iš tikrųjų ir padėkoti, kad jūs čia visi susirinkot. Man didžiulė garbė kalbėti šitą auditorijai. Ne visus aš jūs matau, šviesas, dabar truputį geriau. To šviesas ne visus leidžia išvysti ir jūsų veidus, bet aš tvirtai tikiu, kad tai išskirtinai garbinga ir didi auditorija. Nebijoju, kad jūsų tarpe sėdi daugybė būsimų, galbūt generolų, galbūt net Lietuvos prezidento, bankų, valdytojų, didžiulių verslininkų ar šiaip svarbių žmonių. Savo pranešimą aš norėčiau pradėti truputį liūdnesnė tema ir gal ne liūdnesnė, ne tokia linksma tema, kurią ką tik tai Paulius vystė. Ir norėčiau pakalbėti apie reiškinį, kurio mano profesijos žmonės susiduria pakankamai dažnai. Norėčiau pakalbėti apie karą. Kas yra karas? Daug kas iš mūsų girdi televizijos žiniose, girdi žiniasklaidos priemonėse tuos įvairius apibrėžimus ir pasakojimus, kad kažkur tai vyksta karas, kažkur tai žūsta žmonės arba sužalojami žmonės. Čia ant scenos, šitose ekranuose jūs matote apibrėžimus karo. Sausas biurokratinės frazės. Karas tai užsienio politikos tęsinys. Didžiausias karo mąstytojas vakarų civilizacijoje, Klausevicas, apibrėžė karą kaip vieną iš priemonių, kuriomis valstybės sprendžia tarpusavį iškilusius disputus. Karo tikslas - priversti oponentą paklusti valiai, palaužti priešininko valią. Karui priešingai negu kitoms diplomatijos priemonėms yra būdingi prievarta ir neužtikrinamumas. Kitaip sakant, karas tai valių susidūrimas, kur dažniausiai ne tankų ir šarvuočių kiekis, ne galimybės, o stipresnė valia laimi ir nugali konflikte. Pasibaigus Jugoslavijai pilietiniam karui 95 metais, Europą įžengė sąlyginai stabilus laikotarpis, kuomet tiek Europoje, tiek didžioji daugumoje pasaulio atrodė, kad karas grimsta į praeitį. Kultūringos, civilizuotos šalis, galbūt ne visada demokratinės šalis, tačiau turinčios tvirtas vyriausybės nustos kariauti tarpusavyje. Toks buvo supratimas. Ilgą laiką taip pat galvojom ir mes, taip pat galvojau ir aš. Karas, jis visada įsivaizdavau, kad liks tik tai siauros profesionalų grupės reikalas, kuri turės važiuoti kažkur tai Afganistaną, Iraką, padėti tenai žmonėm, apginti ar apsaugoti kažką. Ir karas nebus aktualus mums kaip lietuviams. Karas bus tik viso labo reikalas siauros mažos profesionalų grupės. Praėjusiais metais įvykiai parodė, kad toli gražu tai nėra tiesa. Karas vyksta Europoje. Kaip ir nenorėtume to pripažinti, bet karas vyksta pakankamai arti Lietuvos. Šitie kariniai veiksmai pakol kas nepalėtė tiesiogiai mūsų ir mes pakol kas matome tai tik tai žinių ekrane. Bet labai svarbu suvokti, kad ta problema egzistuoja. Kas tai yra karas? Dar kartą grįžtume prie šito klausimo. Pirmiausia, tai didžiuliai sugriovimai, sugriauti miestai. Miestai, kuriuose gyveno žmonės, kurie dirbo ir stengiasi, šitie miestai dingsta nuo žemės paviršiaus arba nebetinkami visiškai gyventi. Įsivaizduokit savo namus sugriautus arba sunaikintus po artilerijos smūgio. Karas tai prarasti žmonės. Dar didesnė bėda. Sužeisti, sužaloti ir žuvę žmonės. Dažniausiai patys geriausi, patys aktyviausi, patys drąsiausi tautos atstovai. Tačiau karas apart šitų dviejų dalykų, kurie yra būdingi ir kitiem kataklizmam, pasėja dar vieną labai bjaurų dalyką – neapykantą. Neapykanta žmonių širdyse, kuri labai dažnai neleidžia po to žmonėm atstatyti ir sugrįžti į tą prieškarinį statusą.
Būtent neapykanta dažniausia stabdis, trukdantis visuomenį judėti po šito konflikto. Ir aš pakalbėsiu po to, kur aš mačiau šitos rezultatus. Lietuvos istorijai, kurią jūs žinote tikrai ne ką prasčiau negu aš, mes turim daugybę pavyzdžių. Po antro pasaulinio karo arba antras pasaulinis karas prasidėjęs 39 rugsėjo 1 Lietuvai buvo išskirtinai skausmingas. Tremtis į Sibirą, holokaustas, daugybė žmonių žuvusių po rezistenciją, ilgą laiką trukusi sovietinė okupacija, iš esmės paveikusi mūsų ekonominę raidą, kultūrinę raidą, padarė taip, kad Lietuva stovėjusi vienoje eilėje kartu su kitom skandinaviškom valstybėm šiuo metu ženkliai nuo jų atsilieka. Tai mes, mūsų tėvai, mūsų seneliai matė to karo pasiekmes, to pralaimėto karo pasiekmes. Karas atėmė galimybę patiem apsispręsti, patiem pasirinkti savo rinkimą, atėmė laisvę ilgą laiką iš lietuvių tautos. Ir lietuvių tauta tą karą, antrą pasaulinį karą baigė tik viso labo, aš sakyčiau, 93 metais rugsėjo 1 dieną, kada paskutinis okupacijos kariuomenės kareivis paliko Lietuvą. Tai šitas karas yra taip pat aktualus. Tos problemos, kurios egzistavo mūsų senelių ir tėvų gyvenime, pasirodo, jos išlieka aktualios ir mums. Bet paradoksas, o ne paradoksas, bet gera žinia yra tai, kad mes turim būdų, kaip pasistengti padaryti, kad tas karas nepasikartotų, kad tos nelaimės ir netektis, kurios užgriuvo mūsų tėvus ir senelius, neužgriūtų mūsų. Kodėl aš šneku jums apie tai? Mane Rolandas jau pristatė, bet aš dar kartą prisistatysiu. Mano vardas Eugenijus Lastauskas. Mano laipsnis majoras. Aš jau 20 metų tarnauju Lietuvos kariuomenėje. 95 metais, labai panašiai situacijai, labai panašiai, ko gero, gal ir atrodžiau labai panašiai kaip jūs, aš baigiau mažo miestelio, nors man atrodė didžiulis miestas, Radviliškio Vaižganto vidurinę mokyklą. Ir tuo metu gan buvo aiškus pasirinkimas, kuo aš noriu būti ir ką aš noriu daryti. Mano suvokime buvo dar šviežus atsiminimai iš Sąjūdžio laikų, iš Sąjūdžio mitingo, dar ne per seniausiai tik iš Lietuvos buvo pasitraukęs paskutinis Rusijos kareivis. Ir be abejo traukė, kaip ir kiekvieną jauną žmogų, kuriam pasaulis atrodo, aš įsivaizduoju, jums dabar pasaulis atrodo po kojomis, taip ir mane traukė tas nuotykių pilnas gyvenimas. Ir aišku, kariuomenė buvo viena iš tų, Lietuvos kariuomenė, besikūrinti Lietuvos kariuomenė buvo viena iš tų vietų, o ko gero viena iš geriausių vietų, kurioj būtent buvo galima atrasti tą nuotykių pilną pasaulį. Įstojus į karo akademiją, taigi 95 metais, rugpjūčio 1 dieną aš tapau per vargus ir negalės ir sunku procesą, pilną iššūkių, kuris vertas kitos istorijos. Aš tapau Lietuvos karo akademijos kariūnu. Kariūnas tai karo akademijos auklėtinis. Ir pačioj pradžiai tas pradinis karinis gyvenimas toli gražu netitiko mano įsivaizdavimo. Įsivaizduokit, ką reiškia jaunam žmogui, kuris pripratęs pavalgyti tada, kada jis nori, eit miegoti tada, kada nori ir keltis tada daugiau mažiau, kada jisai nori. Staigi pakliūti tokius rėmus, kur tavo laikas suplanuotas minutės tikslumu. Kada valgai tada, kada tau pasako ir kada savo erdvę dalinies su dar daugybė jaunų vyrų, o fizinis krūvis prasideda ryte nuo mankštos, kuri buvo 3 kilometrai paprastai. Tai šitas laikotarpis pačios pirmos savaitės netrodė pilnos romantikos, priešingai. Atrodė gan sunkios ir baisios. Tačiau atsimenu pirmą kartą pargrįžus namo po mėnesio tarnybos karo akademijai. Mano visi prieteliai kalbėjo apie studentišką gyvenimą, linksmybės, naujas pažintis, vakarėlius. Aš nesupratau, apie ką čia šnekėti, kas čia tokio vertingo.
man buvo svarbiausia 2 vertybės - pavalgyti ir pamiegoti. Atrodė, to tik reikia žmogui, kad tu būtum laimingas. Bet tai netruko ilgai. Ir po to tai transformavos jau po keletos mėnesių, po tam adaptacijos periodo, mes pradėjom jaustis labai užtikrintais senais kariais, kurių ir savo statusu, tuo tokiu sunkesniu statusu mes aiškiai didžiavomės. Įsivaizduokit, ką reiškia šalia matematikos, aukštosios matematikos studijų turėti ginkluotės, šaudybos, taktikos studijas, o mišką nuvykti ir praleisti miške ne tik tada, kai tenai grybai ir šilta, bet ir tada, kai šalta ir sniegas. Tai formavo tokią labai specifinę, labai savitą atmosferą, kuriame draugystė, savotiška romantika turėjo labai svarbią vietą. Po mano baigimo karo akademijos didžiausias mano, turbūt tuo metu vienas iš didžiausių patirčių buvo pati pradžia tarnybos. Tarnyba Šiauliuose dislokuotam dalinyje. Įsivaizduokit, 20 metų jaunuolis atsistoja prieš kitus 20 to paties amžiaus arba kartais net vyresnius jaunuolius ir jis turi jiem vadovauti. Jis yra atsakingas už juos, jie kartais su pasitikėjimu, kartais su skeptiškumu žiūri į jį, žiūri taip vertidami, žiūrėdami, ką tu sugebi, bet tu iš esmės pradedi suvokti, kad tu esi atsakingas už kitus žmonės. Kad pasaulis tai nėra tik tai to, nėra tik tai aš. Kad už manęs dar stovi žmonės, kurie žiūri mane, tikisi iš manęs ir aš neprivalau jų neapvilti. Po šitos tarnybos turbūt dar vienas toks labai formavęs įvykis, tai pirma misija, išvykimas į Bosniją 2001 metais. Karo veiksmai jau buvo pasibaigę Bosnijoje ir atrodė, kad viskas vyksta kaip ir idealiai, tačiau didžiulis sukrėtimas, kurį aš atsimenu važiuodamas, tik įvažiavus į Bosniją iš Kroatijos pusės, mes pamatėm visiškai sudegintą ir sunaikintą kaimą. Ir tada toks, įsivaizduokit, jaunam vyrui, svajojančiam, kad karas tai romantika, nuotykiai ir linksmybės, atsiranda suvokimas, kad karas tai vis dėlto baisi tragedija. Tragedija, kuri paliečia labai daug žmonių. Ir ko gero, čia pradeda kaltis tas toks pirmas daigas, kuriame pradeda suvokti, kad turbūt nėra didesnio pacifisto negu karys, nes jisai suvokia karo baisumus ir karo netektis. Po to sekusios kelios misijos Irake, jau tikrai karinio konflikto zona. Irakas, aišku, nustebino ne tik įvykių karštumu, bet ir savo temperatūrą. 45 laipsniai gatvėje, o ant tave šalmas, liemenė, šoviniai, ginklas ir visas tradicinė ekipuotė, tai buvo iššūkis. Turbūt po Irako grįžus iš karto atsirado suvokimas, kad kur šilta nėra visada gerai ir kartais šilumos gali būti per daug. Atsirado suvokimas, kad Lietuva nuostabi šalis, nes nepaisant to, kad neturim naftos, mes gyvenam labai puikiai. Atsirado didesnis vertimas Lietuvos, gamtos ir kraštovaizdžio, kurį aš matau aplinkui. Paskutinės šalis, kurios teko aplankyti naudojantis krašto apsaugos sistemos lėšomis, tai buvo Afganistanas. 2 misijos Afganistane 8 ir 11 metais. Ir būtent Afganistanas, ko gero, baigė suformuoti ir paaiškino ir parodė tą rezultatą, kuris nutinka, kuomet šalį ilgai kamuoja karas. Tarnybos eigoje man jau teko išvysti po to Kabulo nuotraukas darytas prieš konfliktą ir aš negalėjau patikėti, kad mes kalbam apie tą patį miestą. Vieną įsivyšiusi, normalų, vakarietišką miestą, kitą kažkokias sugriuvusias konstrukcijas, suplyšusius, suvargusius žmonės. Ir Afganistanas prie savo viso grožio ir savo visos mistikos tuo pačiu turėjo labai liūdnų
liūdnų minčių, sukėlė labai daug liūdnų minčių. Bet grįžtant prie to, kodėl verta tarnauti Lietuvos kariuomeniai, ką aš gavau kaip jaunas žmogus atėjęs į šitą sistemą. Aš vienareikšmiškai vertinsiu, kad tai buvo didžiausias mano gyvenimo nuotykis. Tai buvo didžiausias mano patyrimas, kurį aš nei kiek nedvėjodamas pakartočiau vėl iš naujo. Tuo pačiu tai buvo didžiulis suvokimas pareigos kaip būtinybės, pareigos kaip žodžio, kaip reikia, svarbos ir atsakomybės suvokimo. Būtent tarnybos metu aš supratau, kad tai gerokai daugiau negu tik paprasta profesija. Tai gyvenimo būdas, kuriame tokios vertybės kaip ištikimybė, patriotiškumas, drąsa, sąžiningumas yra ne tik tai skambų žodžiai, bet iš tikrųjų kelrodės vertybės, jeigu nori šitoj sistemai būti ir jeigu nori šitoj sistemai gyvuoti. Ir baigdamas šitą pasakojimą apie savo tarnybą ir apie savo patirtis, bet prie viso šito, prie visų šitų vertybių, kurias aš įgijau kaip asmuo, kaip individas, labai svarbi vertybė buvo suvokimas, kad aš prisidedu prie kažko didelio ir labai brangaus ir kažko labai gražaus. Prie Lietuvos valstybės kūrimo ir saugojimo. Ir šitas suvokimas, ko gero, buvo vienas iš tų elementų dažnai sunkiose situacijose varančių į priekį. Baigdamas savo kalbą, aš noriu pakviesti jūs visus. Nepriklausomai, nors Rolandas minėjo, kad čia paskaita skirta tik vyram, bet nepriklausomai nuo lyties, nepriklausomai nuo jūsų užsiėmimo, prisidėti prie tos krašto gynybos. Nes niekas taip nesumažina karo tikimybės, kaip mūsų visų nusiteikimas gintis, kaip mūsų visų meilė savam kraštui ir pasiryžimas dėl to krašto padaryti labai daug ką. Ir šitas slaidas, rodantis ežiuką ir didžiulę mešką bijančią šito ežiuko, tai galbūt ta tokia svajonių vizija, kurioje mūsų valstybė būtų tuo mažu ežiuko, kurios vengtų net ir labai pasiūtus meška, suvokdama, kad galiu aš jį nugalėti, bet tai man kainuos labai brangiai. O kiekvienam iš jūsų, tokiu atveju pabandžius tą tarnybą, ar savanoriškose krašto apsaugos pajėgose, ar privalomai kariniai tarnybai, ar profesiniai kario duonos, ar profesionalaus karininko duonos, visas tas laikotarpis būtų viso labo tik gražus nuotykis, su laiminga pabaiga. Tai to aš jums noriu palinkėti, noriu pakviesti ir tikiuosi daug jūsų veidų išvysta įvairiuose renginiuose ir įvairiuose organizacijose, kurios prisideda prie krašto, prie mūsų visų gynybos, mūsų visų namų saugumo ir stabilumo. Ačiū.